Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką ir ačiū, kad komentuojat ir kuo nudžiugins mus rytojus. Dar iš kelionės aš jums pasakysiu. 4 kortos kaip visada. Įsirinkit, kokią mėgstat. Ir kada norit. Ir tada, kai aš jau paskaitysiu, taip pat galite įsirinkti, kadangi veiks vienodai. Tai va. Ir tada ir imam. Tai karalius, tai kardų karalius. Tai išmintingas, nepriklausomas karalius, kurio negalima papirkti, kuris labai aiškiai ir rišliai kalba, skleidžia savo mintis. Jis gali būti aktorius, jis gali būti advokatas, jis gali būti visuomenės veikėjas ar valstybės valdovas. Šaltas, protingas, žavus ir nepriklausomas. Tai va, ką aš išvardinau apie šitą karalių, tai rytoj jūs šitas savybės pasisavinsit ir jomis naudositės. Ir oratoriniais gabumais, ir savo išmintim, ir savo valdžia, ir nepriklausomybė, ir visais aplinkos turtais. Prisimirokit šitokį krėslą ir jis jums tikrai patiks. Tikrai labai gražus blondinas. Bet tai nesvarbu, ar jūs berniukas ar mergaitė, šitos ryškios, tvirtos, nuostabios savybės rytoj jum tiesiog jos prilips, pritaps ir jūs jomis naudositės. Ir jūs tai nudžiugins neišvengiamai. Pažas. Lazdų arba skeptrų pažas tai labai veiklus jaunas žmogus, kuris įneša jum energijos, naujų žinių, naujo įkvėpimo ir paskatina veikti. Ir jūs tiesiog su malonumu imat kažką daryti. Kažką naujo, kažką neįprasto, kažką labai naudingo, kažką labai gražaus. Jūs visą dieną judat, krūtat, triūsat, rašot laiškus, skaitot laiškus, rašot žinutes, planuojat keliones, tvarkot savo verandas ar garažus. Žodžiu, jum linksma, jūs linksmai dirbat, jūs džiaugiatės savo veikla ir net jeigu jūs nenuveiksit kažko tokio, už ką jums bus sumokėta, jūsų diena bus nenuobodi, jūs dirbsit ir linksminsitės kartu ir tai jūs žinoma nudžiugins ir šuniukas po balkonu tai patvirtino. Ir dar vienam pasisekė. Taip pat naujos idėjos, nauja veikla, energinga veikla. Daug veiklos, daug planų, daug sėkmės. Tiesiog tokia konkreti sėkmė ims ir ištiks jūs rytoj, sakyčiau, bet kurioj srity, bet kurioj veikloj, kurią jūs tik be pasirinksit. Ir tai gali būti labai puikia nauja pradžia. Gerai stebėkit, dairykitės ir pamatykit savo šansus, savo sėkmės šansus, jum rytoj kaip tik tokia diena ateina. Ir jeigu pamatysit, apsidžiaugsit tikrai. Ir 4, sunku čia suimti. Tai pasitenkinimo korta. Tai pilnatvės korta, tai situacija, kai jum jau nereikia nieko. Kai jūs patys, tiesiog jau
visiškas pasitenkinimas, visiška nirvana, viskas labai puiku. Kitaip sakant, tai išsipildymo karta. Jum jau viskas išsipildė, jūs dabar džiaugiatės ir jūs galit džiaugtis su visais kartu, bet jūs galit džiaugtis vieni. Taip savo sėdėti ir galvot, kaip man viskas pasisekė, kaip man viskas sekasi, kaip viskas gerai ir viskas puiku. Ir jum labai malonu gyventi su ta mintimi. Ir jūs džiaugiatės, visos taurės pripildytos, viskas aplinkui sutvarkyta, jūs viską turit, jūs laimingi, jūsų namiškiai laimingi, jūs savo džiaugiatės tyliai vieni, jūs galite džiaugtis ir kartu su kitais. Bet jūs norėsit pasidžiaugti savo sėkme tyliai, kur nors pavyzdžiui, balkone, kur aš dabar atsidūrusi, čia matyt mano korta. Va, ir gėriuosi, ir grožiuosi, ir vaizdu, ir nuotykiais, ir įvykiais. Ir jum taip pat rytoj šitai turėtų nutikti. Ir būtinai jūs tai pradžiugins, nėra jokios abejonės.